Mėly ūkininkai, atėjo Liepos mėnuo ir jau galime jūs pasveikinti su javapjūtės pradžia. Gauname vis daugiau vaizdų ir matome socialinėje erdvėje, kad visi jau išvažiavo kombainais į laukus, miežiai jau beveik nukulti, jau prasideda rapsai. Na ir nukulti yra vienas dalykas, bet nemažiau svarbu yra saugiai nutransportuoti savo nukultą derlių į sandėlį arba į elevatorių. Ūkiam visada yra dilema – naudoti seną priekabą ar galbūt jau pirkti naują. Na, galima nusivežti ir su viena, ir su kita, bet su sena priekaba visada turite riziką, kad pakeliui sustos, nukris ratas, nepakels cilindras ar gali atsitikti kiti niuansai. Naudodami naują sertifikuotą ir pagal naujausius technologijas pagamintą priekabą, transportavimo metu galite būti ramus. O šiam reikalui mes siūlome Lenkijos gamintojo Cinkomet produktus. Cinkomet yra gilias tradicijas turinti Lenkijos gamykla, kurios išskirtinė savybė rinkoje yra pilnas karštas priekabų cinkavimas. Visi priekabų elementai yra mirkdomi didelėse voniose su cinku, tad nuo korozijos yra pilnai apsaugomi visi produktų elementai. Jeigu norėsite pamatyti, kaip gimsta Cinkomet produktai, kviečiame paspausti nuorodą aprašyme, kurį jūs nukels į mūsų YouTube kanalą ir į gamyklų apžvalgos ciklą, kuriame pamatysite būtent Cinkomet gamyklos pilną video turą. Mažesnės priekabos yra populiarios dėl to, kad gali būti kabinamos ir prie mažesnių traktorių, kurie yra naudojami grūdų vežimui iš lauko į sandėlius. Šalia manęs matote Cinkomet T149 grūdų priekabą, 14 tonų keliamosios galios ir net 20 kubinių metrų talpos. Ši priekaba turi padalintus bortus per vidurį, kurie yra atskirai atidaromi. Čia naudojamas patogios rankenos bortų atkabinimui, tad galite pakelti tiek vieną, tiek du bortus. Apačia yra atkabinama centriniu būdu rankenos priekinio borto pagalba. Taip pat ši priekaba turi ir atsarginį ratą, kaip jau minėjau, pilnai cinkuota, rėmas pagamintas iš uždarų profilių, tad tikrai galite būti ramus, kad pakrovę pilną priekabą grūdų, nesmėlio ir nežvyro, ją tikrai nutransportuosite savo produkciją. Cinkomet priekabų standartinė komplektacija visada yra išvadai antrai priekabai. Čia galima susimontuoti antrą kablį, o pneumatikos, elektros ir hidraulikos elementus jau turėsite. Galinėje sienoje, žinoma, yra išpilimo langas, galima dar užsakyti patogesnio išpilimo tokį lovį arba susimontuoti grūdų išpilimo sraigę. Borto aukštis yra 1,60 m, tad turime du bortus po 80 cm, pakankamai aukštus, nebijant, kad grūdai birės per viršų. Šios priekabos vidinis ilgis yra 5,14 cm, o vidinis plotis 2,43 cm, todėl viduje taip pat galėsite drąsiai transportuoti ir paletinius krovinius. Daugelį Cinkomet modelių yra naudojami I-tipo sukabinimo įtaisai arba dišliai, kurie leidžia patogiau apsisukti ir suteikia galimybę labiau užlaužti traktorių posūkius. Priekaboje sumontuoti pneumatiniai stabdžiai, tento aptarnavimo tiltelis ir žinoma tentas apsaugantis grūdus nuo drėgmės. Šioje priekaboje yra sukomplektuotas ir atsarginis ratas ir pakabintas ne šiaip sau. Čia yra terkšlė, kurios pagalba galite nusileisti atsarginį ratą nuo žemės, negadindami savo nugaros. Centrinis bortų užraktas veikia labai sklandžiai. Ties galinių bortų turime 4 užraktus. Lengva judesio pagalba. Bortas tiek atkabinamas, tiek ir užfiksuojamas atgal. Aišku, reikia pasakyti, bet turbūt ir tai visiems aišku, kad priekaba yra tripusio vertimo ir kaiščių pagalba perfiksuojant gali versti ir į abu šonus, ir į galą. Šios priekabos bortai yra sukabinti apsauginių trosų. Priekabos grindys yra padarytos iš vientiso, suvirinto iš 2 gabalų 5 mm storio lakšto, o bortai pagaminti iš 2 mm storio plieno. Šiai priekabai suteikiama net 2 metų garantija nuo mechaninių gedimų ir net 4 metų garantija visiems cinkuotiems paviršiams nuo korozijos. Šios priekabos kaina yra 24 000 eurų, ją turime sandėly ir galime nedelsint pristatyti į jūsų ūkį. Du ūkininkai prie vakarienės stalo tikriausiai dažnai nesutarė, kas yra geriau, priekaba ar puspriekabė. Na, bet mes galime pasiūlyti sprendimą kiekvienam, todėl taip pat pristatėme ir Cinkomet T617/4 monolitinė priekaba lovė, skirta grūdam vežti.
Šis puspriekabės modelis turi tandeminę važiuoklę su 55 cm pločio ratais ir atlankį 22,5, taigi su plačiais ratais galėsite judėti netgi minkštų gruntų. Šis priekabos modelis taip pat turi ir amortizuojamą sukabinimo įtaisą. Priekyje turime guminius amortizatorius, taip pat ir pneumatinius stabdžius. Ši priekaba yra sukomplektuota pilnai, su visom manomom opcijom, taigi turime ir aptarnavimo tiltelį, suvyniojimą tentą ir hidraulinį galinį bortą. Monolitinė Cincomet priekaba yra sukomplektuota su pneumatiniais stabdžiais, hidraulinių išvadų antrai priekabai ir elektros instaliacija. Langelis preciziniam grūdų išpilimui. Šis priekabos modelis taip pat yra gaminamas iš itin storo plieno. Šio modelio grindys yra pagamintos iš 5 mm storio lakšto, o bortai iš 4 mm storio lakšto. Bendra puspriekabės keliamoji galia yra 15 tonų, o tūris 19,8 kubinio metro. Cincomet savo priekabose ir puspriekabėse naudoja ADR gamintojo ašis. Jos yra sustiprintos ir sukomplektuotos netgi su atsarga, todėl veždami pilną priekabą ar puspriekabę galite būti ramus, kad jūsų ašis liks tiesios. Plovys yra sukomplektuotas su 50 cm aukščio viršbočiais, taip pat galite užsakyti ir metro aukščio viršbočius skirtus vežti žolę. Cincomet priekabos yra sertifikuotas su Euro homologacija ir naudoja Haldex stabdžių sistemas su stabdymo galios reguliatoriais. Jeigu svajojate apie naują priekabą lovį, kurios keliamoji galia būtų 15 tonų, šis Cincomet T617 modelis gali būti jūsų už 31 900 € plus PVM.